Pirmoje vaizdo įrašo dalyje papasakojome, kaip labai skiriasi žmogaus smegenų galimybės nuo planetos proto, kuris skatina planetos evoliuciją ir iš kurio žmonės ėmėsi žinių bei naujų technikos pasiekimų. Per kokią planetinę įrangą valdomi visi gamtos procesai. Sužinojote, kas yra gyvybės palaikymas, kad šiuose procesuose dalyvauja ir planetinės galaktinės struktūros. Žmogaus smegenys panašios į kosmoso struktūrą. Planetos yra neuronai, o jungiančių tarp neuronų schemos yra ryšio tarp planetų vamzdeliai. Tai tik vienas viso didžiulio gyvybės palaikymo proceso aspektų. Žiema – tai sisteminis procesas, kurio metu materializuojasi likusi energijos elemento trečio dalis, kuri yra atmosferos grotelėse, kad būtų galima įgyvendinti įvairius valdymo sistemos procesus einamaisiais metais. Sniegas, kruša, ledas ir kiti šalčio krituliai – tai materializavęsis tritis, kurio planetai jau nebereikia. Didžioji dalis vadinamųjų sezoninių ligų, tokių kaip gripas, RV, peršalimas, angina, yra dažnas sutrikimas normalioje gyvybės palydoje biostruktūrai, vykdant Žemės valdymo sistemos programinius procesus. Planetos gyvybė – tai energijų egzistavimas. Mes visi taip vykdome savo laikiną egzistavimą Žemėje. Žmogus, būdamas elektrinė ir magnetinė struktūra, anksčiau prieš planetos okupaciją turėjo gyvybės palaikymo energetinį srautą, kuris siekė 17 milijardų dažnių. Šiuolaikinis žmogus yra blanki mūsų tolimų protėvių kopija. Šiuo metu jis iš planetos gyvybės palaikymo sistemos gauna tik apie 4,5 milijardo dažnių savo energetiniai struktūrai egzistuoti ir kūnui materializuoti. Tam tikros skaičiaus dažnių pakeitimas, išėmimas ar laikinas nebuvimas šiame transliacijų sraute dažnai sukelia įvairias skausmingas būsenas. Visų tipų dažnių išėmimai yra susiję su vienu laikotarpiu, nuo lapkričio 1 dienos iki kovo 21 dienos. Žiemos laiko režimas turi 3 dažnių išėmimo etapus. Visų potencialių dažnių išėmimo režimas, kurių yra mažiau nei 1%. Nuo lapkričio 1 dienos iki gruodžio 21 dienos įjungiami visi valdymo kompleksai. Antra, trečio dažnių išėmimas iš palydovinio ryšio vamzdelių ir Etiopijos komplekso vandens standarto formavimas nuo lapkričio 1 dienos iki sausio 17 dienos. Trečia, išėmimas iš atmosferos visų dažnių, kurie nebereikalingi pagal programą nuo kovo 21 dienos iki Velykų. Kas vyksta išėmimo metu? Jei išėmimas atliekamas žmonėms, tai kurį laiką nesant pakaitalo atsiranda įvairių ligų pojūtis, tokių kaip parvė, gripas, gerklės skausmas, sloga, kosulys ir kitos. Šios būklės sunkumas, žinoma, priklauso nuo amžiaus ir kitų ligų buvimo ar kitų priežasčių. Taip pat galima perimti šią skausmingą būklę ir per jau sergančio žmogaus magnetinį lauką. Mums žinoma, kad sergančio žmogaus magnetinis laukas padidėja maždaug 1,5 karto. Žmonės turintys tą patį smegenų genotipą turi didesnę tikimybę susirgti ir perduoti šią būklę kitiems to paties genotipo žmonėms. Nėra jokių matomų kliūčių sergančio žmogaus magnetiniam laukui veikti. Jūs jo net nepamatysite, bet peršalimas ar gripas jau jūs aplankė ir išeiti neketina. Taip ir būna, kad ne visiems smegenų genotipams pakeičiami iš karto per vieną dieną gyvybės palaikymo dažniai, bet paeiliui kiekvienam savo laiku. Dažnių keitimo grafiko nežinome, tik šio proceso laikotarpį. Be nereikalingų programoms dažnių pašalinimo 3 etapais vyksta ir naujų dažnių potencialų papildymas. Pirmasis – dažnių potencialų papildymas pagal naują programą nuo lapkričio 1 dienos iki gruodžio 21 dienos. Antrasis –
naujo žmogaus etalono formavimas kitiems metams pagal naują programą nuo gruodžio 22 dienos iki sausio 7 dienos. Trečiasis – vandens etalono formavimas nuo gruodžio 22 dienos iki sausio 17 dienos. Pinasi Uralo valdymo kompleksas. Jei kalbame apie peršalimo ligas, tai sergamumo pikas sutampa su šiuo laikotarpiu, aiškiai atitinkantis kasmetinius sisteminius procesus Žemėje. Bet kuriuo atveju, kad epidemija plistų bakterijų ir virusų pagalba, reikia tam tikro laiko. Šiuo atveju ligos atsiras paeiliui. Kiekvienoje teritorijoje ir turės praeiti nemažai laiko, kol jos apims tokias didžiules teritorijas. O Žemės valdymo sistemos darbo atveju, pašalinant vienus ir nustatant kitus potencialų papildymo dažnius žmonių bendruomeniai, reaguoja akimirksniu visoje šio proceso vykdymo teritorijoje. Ypač greitai žmonės reaguoja į vandens etalonų pokyčius ir programoje jau nereikalingų dažnių pašalinimą. Pagalvokite patys, kokį didelį perkrovimą patiria mūsų smegenys, kad kuo greičiau neutralizuotų senų dažnių pasekmių pašalinimą iš tų pačių smegenų ir sinchronizuotų pagal taktą ir kitus parametrus. Naujų dažnių potencialų papildymas – tai didžiulis stresas visam organizmui ir visa tai vyksta tuo metu, kai žmonės gausiai vartoja įvairias cheminės medžiagas, skiepija save ir savo vaikus vakcinomis ir imasi dar daugybės apsaugos priemonių, kad tik išsigelbėtų nuo piktų virusų. Tačiau nepaisant visų šių veiksmų, jie vis tiek suserga vadinamuoju gripu ir arvi, kurie iš esmės yra laikinas nedidelės dažnių dalies gyvybės palaikymo arba smegenų sinchronizacijos su naujų dažnių potencialų papildymu. Laikinas gyvybės palaikymo dažnių biostruktūroms nebuvimas yra ne kas kita, kaip energijos srauto dalies reikalingos palaikyti kūno formą nebuvimas. Kitaip tariant, tai yra laikinas nuolatinio srauto sumažėjimas, reikalingas gyvavimui, gravitacijos potencialo, elektros ir magnetiniai energijai. Gimstant žmogui viename iš Žemės valdymų kompleksų jam yra nustatomas tam tikras potencialas, kuris yra eikvojamas gyvenimo metu ir palaikomas normaliu mikroelementų sudėtimi standartinėme atome. Šis potencialas lygus minus 3618, 8 skaitmenys po kablelio, padaugintas iš 10, 18 laipsnyje, voltų kubiniam metrui. Toliau ekrane matysite minimalaus ir maksimalaus potencialo reikšmes. Jis priklauso nuo daugelio veiksnių, kurie bus parodyti atskirame vaizdo įraše. Masinės peršalimo ligos būdingos tokiais metų laikais kaip ruduo ir žiema. Dėka 10 metų mokslininkų stebėjimų praktikos, prevencinių strategijų centro, Sandro Khatibovo ir Boriso Makovo, mes galime tiksliai pasakyti, kad visos šios aukščiau nurodytos datos ir terminai buvo daug kartų patikrinti ir patvirtinti. Jūs galite paklausti, o kaip tada su peršalimais kitais metų laikais ir net vasarą? Taip, tokie atvejai yra, nes pokyčiai žmonių gyvenime vyksta ir kitais metų laikais, kaip nuolatinis tam tikrų Žemės valdymo sistemų programų vykdymo procesų. Tačiau jie nėra tokie masiniai kaip rudenį ir žiemą. Kaip sako liaudies išmintis, gydykis, nesigydyk savaitį. Iš savo patirties žinau, kad nesvarbu, kiek liaudies vaistų vartotum, kai pasireiškia arvi ar gripo simptomai, vis tiek praeis savaitį. O kai aš jau nustojau vartoti bet kokius vaistus ir gėriau tik daugiau gryno struktūrizuoto vandens, taip pat viskas praėjo per 7 dienas. Žmonėms turintiems silpną sveikatą gali prireikti daugiau laiko atsigauti. Atkūrimo procesuose aktyviai dalyvauja žmogaus organizmo limfinė sistema. Slauga ir angina – tai nesunaikinamų toksinų ir šlakų, kurie susidaro tarpląstelinėje erdvėje ir išmetama per limfinius kanalus, nosies ertmes ir gleivinę gerklę. Kepenys negali susidoroti su neskaidomais toksinais, todėl žmogaus smegenyse yra programa organizuojanti jų išmetimą. Kai toksinų kiekis ląstelėse tampa kritinis,
arba vyksta kiti planiniai gyvosios medžiagos dažnio pokyčių procesai. Žiemą toksinai paprastai išsiskiriantys su sloga ir angina, kaupiasi iš plaučių, kaktos dalies smegenų ir viršutinių kvėpavimo takų. Taigi, padedame organizmui ir pašaliname toksinus bei šlakus, naudodami tradicinius liaudies metodus, inhaliacijas ir kitą. Padedame organizmui ir per prakaitinių liaukų sušildymą bei šios kenksmingos medžiagos skystinimą organizmo viduje, kad viską greičiau pašalintume į išorę. Toksinų šlakų pašalinimas yra normalus programinis procesas, kurį organizuoja smegenys, kad išvalytų mūsų organizmą. Su sloga, žinoma, reikia kovoti tam tikrais nepatogiais gyvenimo momentais, bet stengtis ją visiškai sustabdyti yra visiškai nepageidautina. Mes bandome lašais ir purškalais slopinti šią svarbią organizmo funkciją, bet visa tai gali sukelti dar didesnį toksinų kaupimąsi organizme. Galiausiai tai provokuoja naujas peršalimo ligas ir anginą. Angina taip pat yra neskaidomų toksinų koncentracijos išsiskyrimas, kuris dar labiau sustiprinamas tuo, kad toksinai kartais negali iš karto išsiskirti, nes gleivinės ir gerklės praėjimai yra užkimšti senais išdžiūvusiais pūlingais kamščiais, dėl kurių ir atsiranda uždegimas. Tada gleivinė gerklėje išsiplečia ir patinsta, o dėl to atsiranda skausmas ir aukšta temperatūra. Jei angina išoperuota, tai toksinai iš šio žmogaus organizmo pašalinami per nosies kanalus. Tai yra per slogą, jis turės daugiau priemonių padėti organizmui pašalinti toksinus ir šlakus, kurių yra ir daugiau ir ne visi jie yra malonūs. Pavyzdžiui, galima tepti tonzilės ir gerklę išorėje natūraliu degutu. Kvapas nemalonus, bet tai tikrai veiksminga antiseptiniai priemoniai. Taip pat galima naudoti inhaliacijas su įvairiais vaistinių žolelių priedais ir daugeliu kitų priemonių. Gerkite daugiau skysčių ir švaraus struktūrizuoto vandens. Internete yra labai daug literatūros su liaudies receptais. Daugiau informacijos galite perskaityti Fiodoro Šprunevo monografijoje Realybės rekonstrukcija, jo oficialioje svetainėje. Laukiame jūsų klausimų komentaruose.